Bet šiaip gerai vinioja. Gerai, kad akumai pakeisti prieš 2 savaitės, nes nemanau, kas tai senais būtų išvinioja. Nes vakar buvo -15 ryte. Tai... Ai, rimtai. Na, labryt. Nesakiau, labrytgi. Tai vakar ryte variau maudytis 9 kažkur, paskui grįžau 1 valandą gal kokią iš parduotuvės tai kūriaus mašiną šildytis, kad išsisirbliuoti, išsivalyti, buvau žiauriai pikts. Valiaus, parėjau namą, tiesiog pastovėjau, pabuvau, su žmona pašnekėjau, toks atsipučiu, galvoju, dar biškliko ir bus švaru. Bet ne apie tai vos, taip, nu ne vos, bet taip, pasuko biškėlį, pagalvojo, kaip sakant. Šiandien jau bišgeriau, nes vakar irgi, kiek buvo aš daiktų susinešiau, buvo kokį 7:30 vakarą. Tai buvau pakūręs, pabirbinau kokį 15 minučių. Aš sukelu bišką apsukas su vienu žodžiu autopilotu. Apie 1000 apsukų. Kad biškėlį ne tik ant laisvo dirbtų, kad ir variklis pabirbtų normaliai ir sušiltų kabiną. Buvo įjungęs pečiuką, bet tik tais kažkodėl suveikė variklio pašildyms. Tai variklis jau buvo pašildytas biškį. O daugiau ką, pirmadienis. Reikia daiktus susidėti visus. O vo, tai tau šaldytaus. Nesušalė viskas į ledą, bet. Ir neatviesi. Nieko daug baisiai nesėmiau, nes dar liko iš po praeitos savaitės. Tai ką mes turim dar šaldytuvę? Visiems įdomu, ką valgau. Turiu sūrio, turiu biškėlį kumpelio, pieniuko, silkės slovikėlį, varškytės, porą pašteto indukų. Tai bananų pasėmiau. Žmona padarė porą semlų. Jeigu žinot, kas tas yra. Čia žinot, kas yra. Virgelė, linkėjimai. Čia irgi makaronai su faršu. Žmonos daryti. Filadelfijos sūris man tas pats skaniausias. Pasėmiau kolos skardinę dar. Nes kartais užsimanau ko nors gazuotą. Tada kaip mes be airaniuko. Ir dar pasėmiau, buvo parduotuvėje akcija. Šiaip ant labai brangu, šiaip 5% akcija. Šiaip 5 kronų kainuoja 5 eurai. Jens baigas už 2 dienų galiojams. Tai kaip tik mums, ne? Proviva gerųjų bakterijų gėrims. Wow. Būsiu visas pilns gerų bakterijų. Da kelios minutės ir pradėsime mes darbelius. Šiandien krausimės 44 tonas. Nu, čia jau smarkiai. Vištų pašars. Ir važiuosim ganėtinai toli. Tai nusimato ganėtinai smagi denikė. O, pažiūrėkit, kiek Stokholmo bėra, nebe taip į toli. Norrköping. Tik aišku, netiesiai važiuoju. Ai, jo, taip gaunas. Jo, taip važiuosim čia. Viškus įžiūrėjau, galvu, kad nuo namų čia. Mes esam čia. Kažkur prie Įsbio įlankos. Ir šaunam dabar iki Falkenbergo. Iki Falkenbergo mes turim apie valandikę kelio. Ir po to mes turim čia apie 3,5 km iki Norrköpingo. Kas ten per vietą, neįsivaizduoju, bet galim iš karto užmesti akį, gal ir sunumeruota, kas nors gal kažkas ir buvę. Buvę nieks nėra.
Galim pasižiūrėti daugmaž, kaip atrodo ūkis. Ūkis atrodo toks. Gal ir koks vaizdas? Ne. Kartais būna gatvės vaizdas. Bet čia labai smagi vietikė atrodo, bent jau šalia magistralės. Iš čia. Čia kažkur. Per čia gali važiavams ar per čia, dabar net neįsivaizduoju, bet kažkur. Bet šalia visiškai E4. Tai manau, kad bus liuks. Mes turim lygiai tą patį pašarą, tas pačias rūšės. Į 28 bliūdą turim 8 tonas, į 3 3, į 6 16. Ką šiandien išneka? 16, 12, 16. Tai, žiūrėsim, ar ant sunkus ir būtų geriau, aišku, daugiau mašiną pasikrauti, kokią 18 tonų. Tai matysim. Gal taip padarysim, gal pasikrausim 12. Taip padarysim, jaučiu. Pasikrausim tą 12 tonų, tai į pirmą gaunas 4 grubiai, į antrą 5, į trečią 3, į paskutinį 4, bet gausi tada tas pats 16 tonų. Kam makaluoti tada? Na, matysim. Kažkaip taip pasikrausim. Kas matėt paskutinį video, tai čia irgi bus tas pašaras po tuo vadinamu separatu, kur turi perstumdyti mašiną vis. Bet šiandien pirmą dieną, aš pirmą dieną niekad neskubai, kažkaip nėra to tokio, čia spėsiu varyt. Nes tiek šiandien, koks skirtums, kur da važiuosi, tiek rytoj. Bet jau rytoj į vakarą jau pradedi galvoti, jau antradienio vakarą jau pradedi galvoti, rytoj trečiadienis, jau tą daryti, nuveikti, jau pabišk pradedi žiūrėti, skubėti, spėsi, o pirmą dieną iš tų 3 tai. Kai dirbau čia praeitais metais prieš šventės po 6 dienas, tai iš vis man galiu pasakyti, minusas tas, kai ilgai išvažiavęs iš namais, didžiausias minusas. Bet šiaip su darbu, kas susiję, tai taip atsipalaidavęs, neskubi. Nes žinai, ko nepabaigai šiandien, pabaigsi rytoj, kažkaip viskas be streso. Oi, -12 laukėjo. Kai pradėsiu judėti, čia bus 15. Vakar maudžiaus, tai žiauriai smagus vanduo, plus 0,5 šilumos, laukia -15, ledo storis toks. Šeštadienį vakarę dar grįžęs, baigiau darbą, viską, pasėmiau kirvį, važiavau prie ežero, žmona laikė prožektorių, tai išsimušė mėkėte, nes buvo storis žiauriai leds, kad sekmadienį rytą nuvažiavus galėtumėm iškart maudytis. Ir sekmadienį rytą nuvažiavus vėl buvo led susiformavęs, bet jau ten toks centimetrinis. Tai su kirvuku greit pam viskas. Žiauriai smagu buvo. Žiauriai. Paskui visą dieną tokia produktyvi, energinga ir taip toliau. Tikiuosi nebus jokių niuansų su priekaba. Nes kai tokie šalčiai būn tikimybė, kad galbūt problemų su oru, dar su kažkuo, tokių visokių nesąmonė. Kas čia stovi? Tomeliaus mašina, Volvex. Ar atsimenat? Ta mašina, jeigu čia pastatyta, kur važiuoja šiandien pirmadienis? Į Markarydą. Po visas mokyklas, po viską, po darželius. Vaisius išvežiuos. O kaip. Kiek prasukta kilometrus ta Volvo. Ta Volvo jau, laukstomų kalbėjom, netoli milijoną irgi ir kažkaip pradėjau dirbti Anglafrakte. Buvo gal 8 štukų. Pirmas sykį į Soną pavažiavau, buvo apie 100 000 kilometrų. O dabar jau beveik milijonas. Galvoju, katroje daugiau mėgoti yra dabar, kur dirbo toj Anglafrakto Volvo. Aišku, kai Anglafrakt. Čia dar te dirbu, kas dabar eina. 6 mėno jau.
Vasario 4 pusmetų bus. Viskas atrodo kaip be niuansų. 3 minutės kokias pastovėjau biškelį apsukas sukėlęs. Oro prisipompavo į viskas. Ir turim priekabą jau paskui save. Išlekam 3 dienom, ką? Smagiai 3 dienikės. Kažkaip nujaučiu, kad skambins dėl pagalbos, dėl ekstra darbo. Skambins. Neskambins. Nes tas oras toks rodo šiandien da šaltį, gražų orą, o nuo rytojaus prasideda vėl. Į plius mes tuose galuose busim, rodo vėl apie Jončiopingo apskritį, vėl šlapdriba, lietų, nes temperatūra +2, -2 ir krituliai. Tai galbūt viską. Tai kažkaip, nežinau, kontentui, bet tokiu oru geriau vengti vairavimą. Mano tokia nuomonė. Tai su šiandien kas 3 dienikės ir laisva. Jau sausio vidurys, šiandien kas jį? Šiandien jau sausio 12. Eina savo. Čia dabar 3 dienas padirbsiu, čia pupt. Žiūrėk, jau sausio vidurys. O Jėzu, reikia padėti ragelį, tebe skambina vartams. Nenumet automatiškai. Reikia žiūrėti, įsijungti, jaučiu Dakarą. Žiūrėjau, kad Žala laimėjo greičio ruožą. Bet vakar Dakarą nebepažiūrėjau, nes ganėtinai vėlai rodo, nuėjau mieguoti, kad aš jau galvoju, 9 lovai galėjau 9:30 jau miegojau. Tai va iki po 4:10 šiandien išsimiegojau, padoriai tai. Ne taip, kaip iš trečiadienį į ketvirtadienį be miego būna. Ir nežinau, kuo toliau, tuo baisiau man tas iš trečiadienį į ketvirtadienį. Galvoju kažkoks įstikinims, nes apie darbą pradedu galvoti, pradedu nervuotis to, ko nežinau ir nežinau ar bus. Ir didžiausias dalykas dėl betvarkės. Nežinau, kad atvarysiu į darbą, bus betvarkė, pilna mašina dulkių, pašaro, neaišku iš kur ir taip toliau. Oi, tai va. Vakar gerai įsisiurbliau, susitvarkiau. Bet tokia ta šlangikė, kuri ir laukia pistoletuks, ten apsipūs dulkės. Ten visas suaižėjus buvo jau per sulenkimą, ten kaip gaunas nusilankstė, matyti jau leido oras smarkiai. Tai šalančiais nagais, viskas sušalė, -15 laukia, na dieną, biš mažiau buvo 10 kokį. Tai tą šlangą nusikirpau, ten sustrumpinau, persiveržiau, viską pasidariau normaliai. Ai, porankį susitvarkiau rimtai, atsiminiau. Nebedariau nuotraukos. Nu, bedaba padariau jau. Ten įkaliau tą tokį bibariką ir į anadą varžtą sukaliau, kad ant labiau išsiplėstų, kad ant jau niekur nevaikščiotų. Tai jau daba mano ant niekur nebeis lauk. Tai dabar jau gerai, turim porankiuką. O jūs leiskit man žiūrėti Dakarą arba šį kalbėsiu dabar 2 valandas. Dienągi nešnekėjau nieko, tai dabar turiu ką pasakyti. Galiu pasakyti, žiauriai neblogai. Po 8:05 aš ką tik iš po tualeto, aš ką tik pasikrovęs, viskas atrodo pagal planą. Iki vietos 305 km, pasidariau 15 minučių pertrauką, prisipyliau kūro. Tai mes dar turim važiuoti 3,5 valandos ir reiks pertrauką daryti. Tai nežinau. Būtų neblogai davažiuoti gal iki kokio Odešogo, plius minus pasaulį. Kodėl tu visą laiką žiūri kažkaip ne taip?
Būtų gal visai neblogai nuvažiuoti iki Odešogo, dabar čia kirsim kampą, išlysim 26 kelią iki Jončiopingo į tada E4. Tai iki Odešogo Mjölbė plus minus, manau, kada važiuosim. Ir likutį jau po pertraukos dabaigsim. Visai neblogai sekis pasikrauti. Biškelis strigo. Lėtai kažkaip tenais man pildės, bet paskui visai normaliai įsivažiavo ir buvo suplanuotas kem 4 tonus, bet kažkodėl man davė 43,5. Kartais tai būn, kartais per daug, kartais per mažai, bišbūn keliais 100 kilogramų. Tai kaip sakant, viskas ganėtinai operatyviai, tvarkingai. Aš atvažiavau, ne vienos mašinos nebuvo, ta prasme, man kairiai pusė reikėjo krautis. Tai kaip tik nebuvo mašinos, jau pradėjau krautis. Ir dabar po manęs jau atvažiavo. Iš karto į viens, į kits, į viens į eilę. Tai ganėtinai normaliai. Šiandien dienos pradžią bent jau tikrai kad užskaitau. O dabar ką? Baigiam žiedą karą, nes nepabaigiau. Iki Bagių ten daklausiau, sunkvežimiai dabar pats įdomiausias bus. Ir tada pažiūrėsim biškelį Dakaro ramą. Ką ten mūsų vanagas grįžęs pasakoja. Pagarba viską, bet mačiau bent jau iš komentarų, tai turbūt didžiai daliai žmonių jis nepatinka. Nei kaip žmogus, nei kaip lenktynininkas. Nežinau, nekišiu iš savo trigrašio, savo nuomonės. Tik vieną galiu pasakyti. Grįžęs dabar, duodams interviu, kitus mokyti, dalint patarimus. Nu gal, bet patarimus turėtų dalinti tie, kas kietai varo, ne? Nu, nam nesisek žmogui, tai gal geriau pasilaikyk savo patarimus. Jau ir 2 mašinos eiliai. Tai mes ganėtinai vadinas operatyviai šiandien apsidirbam ir išjudam. Da tik brėkšt pradėt saulę kilti, o mes jau kelyje. Kas čia? Dakar Classic Traliux. Nu va, permečiau. Dabaigiau žiedą karą. Interviu mūsų grįžusio lenktynininko. Kalbėt mok žmogus. Kartais net pavydėtinai moki išvartyti bet kokį klausimą. Vienu žodžiu. Saulė kilo, giedra, gražiai ir pradėjo trauktis, apsitraukė. Bet gražiai žiema, sniego iki kėlimus jau. Dabar laukia minus 17. Vienu metu netgi buvo iki minus 19 nukritę. Tai galim pasakyti ganėtinai šaltas rytas. Biškelį žiūrėjau, tai iki Odešogo pagal viską datrauksim, o gal net šiek tiek ir toliau. Norėčiau sustoti Odešogė, nes ir tolets, ir viską. Pavalgyti pietus. Pietam valgysiu makarončikų su faršu ir užsigersiu greičiausiai tom sultim su gerosiam bakterijom. Darbo dar jokio negavau, nieko neatsintė, bet dar tik 9:30. Tai manau, valandos 2 bėgių bus aišku šios dienos kulminacija, nubaigtuvės. Visai norėčiau gal kokį Lidšopingą krautis. Visai būtų, manau, neblogai, visai smagu. O ką reikės? Tai krausimas iš tikrųjų, kad didelio skirtumo čia nematau. Oi, kažko migdo, nors tik gerai pailsėjau. Bet lekam toliau. Da, ką mes čia turim. Apie 2 valandikės grubiai vairavimą iki pietų.
Nu į pavarėm. Planavau iki Odešogo atvažiuoti, bet kadangi tie keliai pažįstami viską, atvariau iki Mjölbio. Kiek užtrukom? Lygiai 4,5 vairavimą. Būčiau stojęs Odešogė, bet kadangi gavau pasikrovimą, jau rytoj, tai toks ščiūčių pasiplanavau, pasiskaičiavau, kad galvoju, reikia pavaryti dabar iki galo ir paskui gal pavyks be antros pauzės davažiuoti Lidköpingą. Nes mums dabar iki vietos 8,4 km dar liko. Kaip papietausim, ir po to nuo ten iki Lidköpingo vėl apie 2,5 kažkur kilometrų. Tai galvoju, kad įmanoma. Nes rytoj ryte krautis tik tais. Tai šį vakar būtų žiauriai smagiai ten atsidurti ir dušiuks ir viską išsimegoti, rytoj vėl pradėti dieną. Plius, dabar išsipagadė, orelis gražu viską, bet žiau prognozę. Šiandien vakarą pradės snigti, gausiai snigti, rytoj snigs. Tai todėl sakau, geriau šiandien apsidirbti, nuvažiuoti, išilsėti normaliai, nes rytoj diena jau bus, manau, rimtesnė negu šiandien. O šiandien ką? Tiesiog daug kilometrų bus. Dabar nuvažiavom kiek? Čia buvo kiek 3,5 į nuo namų da. Ne, jo. 3 virš. Dabar galvoju, kiek mes nuvažiavom kilometrų. Na, namų ten ir iki Falkenbergo apie 80. Ir čia buvo tų kilometrų. A ne 3,5, bet ne galbūt tiek daug. 2,5. Vienu žodžiu. Ne, 1,750 buvo, tai 2 PM ir 9. Tai 300 km nuvažiavom dabar. Neblogai. Tai maždaug dabar tiek man liek iki išsikrovimo ir iki Lidköpingo. Nebebus tiek magistralės, dabar magistralę čia papjūklinau. Žemiausia temperatūra buvo -19, dabar čia Mjölby ir -6. Ir mes trauksim makaronus. Jau musiau pašilo. Iškepė iš naujo išvirėnį čia. Nu, pirmą paragaukim sulčių. Matos kas nors. Kažkaip tamsiai biškį. Nu, bet laukia toks dabar mets. Nu, bet reikia pakeisti kampą. O paskui sakysit, saulė šviet. Čia. Tas sultis jau nuo vakar galvojau. Kokio gerumo. Wow. Nu, žiauriai skanios. Žiauriai skanios. Aišku, ir cukraus po velniu. Bet geras. O daugiau ką? Peperenzo. Kečupenzo. Nu nepradėk šikti. Wow. Matas. Kaip visada norėčiau padėkoti žmonai. Žiauriai gerai. Tai išprotėjus navigacija. Rodo per kitą pusę viskas, apsisukt. O štai keliuks. Į šitais tiesiai mūsų ūkis. Tie 2 ilgi pastatai. Wow, ir kalniukai Norrköpingą. Ten dabar būsim, tik dabar neaišku iš katros pusės katrei ir.
Bet skambinau ūkininkui, sakau, o čia palei navigaciją vesti, nesakau, rodo kažkaip per laukus. Ne, sako, važiuok, sako. Pro pagrindinį tą nuvažiavimą, bet navigacija kažkodėl ten neved, bet gavau leidimą, tai ten nevarau. Wow. Čia visai netaip jau toli, mato ištais Baltijos jūra. Už kilometrą kokio čia įlanka ir geras. Čia aišku iki pačios jūros ir, bet čia vis tiek įlankikė Baltijos jūros. Tas galime įsijungti blokiruotę biškę. Tikėkimės. Čia vis tvarkingai atrodo. -4, akmenukų pabarstyta. Mes turim 6 bliūdą, visą mašiną į 6, priekabos pirms 2 į 3 ir priekabos paskutiniai 3 į 8. Tai gerai būtų 8, 3 susirasti, tada mašiną įsikrauti. Vasarą belia kaip galėtum įsikrauti, tada negali belia kaip, nes paskui nepajudėsi iš vietos, jeigu mašiną įsikrausi. Nes mašinai turi beveik 16 tonų, krovinio priekabui 28. Tai patys suprantat. Langas irgi ne iš švariųjų. Jums irgi per tokį langą ne kažkas matos. Jeigu aš nematau, tai jau jūs. Čia į kalnikiai ir biška. Brolyti. Čia gaziuką duokim, bet čia nubarstyta. Bet to jau vis tiek prasikas ratai jaučia. Ne, neprasikasi. Kaip nekeista. Sniego čia proto ribose kokį 10 cm. Daugiau nėra. Wow. Čia kažkoks dvariuks. Kažkada jis buvęs. Čia matyt tarnai gyvena. O ten ponai. O dabar tiesiog žmonės matyt gyvena buvusiam tarnų name. O ten muziejus. Tai mūsų. Ačiū, kad įstūmė. Nu, mane navigacija parvedė iš ten to galo kažkur. Gali būčiau aš ten atvažiavęs, bet ten būtų reikėjo lysti miestą kažkaip taip. Būčiau užtrukęs apie 5 minutės ilgiau, dabar buvo lygiai valandikė. Nu, sveikinkis. Broliukas. Dabar mes esam vietoje beveik. Vištų ūkis. Čia nemažas. Taip. Čia nėra jokio keliuko. Mes ten turim bliūdų ir čia. Važiuojam pirmą pro tą pusę. Nes matau ir ten 4 ir ten. Nežinau, iš katros pusės tiksliai reik. Bet, nežinau, nuojauta kur čia prie autostrados pusės pirmą. Katrą sakiau, 8:03 mums reiktų pirmą įsimesti. Čia, aišku, bus 6 kaip tyčia. Bet kažkodėl galvoju, kad čia bus 8. Ei. Ką šitą mašiną čia veik? Visiškai ne vietoje. Miegans atsėdęs. Alio. O, atsibudo. O, gazo, Vytė. Ne, man reik prie tų bliūdų privažiuoti. Nuvažiuok, iš čia man čia reik. Pastraukinsi pašalį. Ką mes čia turim 8 kaip tik, 10 ir 11. Nu pats tas gazas, būsim atspėję. Tai įsikraunam priekabos galą, važiuojam į kitą pusę. Ten bus likę musiau.
Nu. Super. Susitiksim, manau, už 2 valandų. Neblogai, ne? Ką? Vaizdėlis. Ten jūra matas. Nie šilumos galiu pasakyti. Kabini veidą, kabini rankas. Bet mes išsikrovėm. Laukia -10, kaip minimum. Kaip minimum. Mašinai dabar čia grybą rodo. Kaip gerai viduje. Eina savo, sušaliau biškį. Viską išsikrovėm. Ganėtinai operatyviai. Atsiprašau už triukšmą. Juk žinot, kad nelabai aš esu draugiškas dulkiam. Galim nusirengti iškart, nes dabar 15 pasidariau, tai dabar jau važiuosiu vėl. Vėl dabar turiu beveik 3 valandas su pusė, ne, iš mažiau 3:25. Nežinau, matysim, o dabar važiuosim. Jeigu ką kažkur stoptelsim, pasidarysim pusvalandą, važiuosim toliau. Bet Lidšopingą davažiuosim šiandien. Dar vienas dalykas, Lidšopingę aš turiu iš vis 36,5 tonus, turiu 1,5 tonos pašarą, ten prie Engelholmo, prie namų, ir 6 tonos sojos vėl turiu tų ten kažkokį koncentrato, kažkokių kaip, ką žinau, kas ten vitaminai ir kas ten gyvuliams. Tai ten turiu prie Vernamo, tarp Jončiopingo ir Liungbe miesto. Ten parašydavim 4 metrai, tai su priekaba. Aš norėčiau labai pasikrauti tą soją, gal ne čia vakar, ir į priekabos pirmą kamoliuką. Tai bandys paskambinti ūkininkai ir paklaus, ar tikrai 100% su priekaba. Nes kitaip, kits plans ir tada kažką kitką galvoti mašiną krauti, ko aš labai nenorėčiau, nes oras prast rytoj, tai varyčiau maksimaliai, kiek ein, grinai prigrūščiau pilną mašiną. Nes ten pas tą ūkininką, taip pat kaip čia aš galiu išsikrauti su svarstykliam mašinai. Vien savo ranką sušaliau, tokios kaip guminė, žinot, kai ir čia gerai esam atvarę. Per kamerą neįsperteikt, bet čia ir statušlaits, tiesiai statušlaits. Ir čia ir tas keliuks, kur mes išvažiuosim. Čia taip įsibėgėtum, kai kaltum. O tai būtų. Kamerą padedu į varą, cinuosim, kai kalčiau čia. Perluščiau per pusės čia, ant tų diržų pasikabinęs. Skambinu žmonai, vienu žodžiu, lekam link Lidšopingo. Reikia skambinti pirmą ūkininkui, tada žmonai. Nekel ragelę. Jeigu turėčiau laiko, aišku, leisčiaus iki Jončiopingo DB4 atsipūtęs, tada ten 100 km būtų iki Lidšopingo, bet rašo panašus atvykimo laiks, nu negal būt panašus, kur 300 km, kur 2,5 bet čia aišku skaičiuoju visokius remontus, viską, kameras, gali būt kažkiek tiek ilgiau, bet
Nemanau, kad 5 km ir aš nei kiek nestaupysiu, tai rizikuoju. Turiu 3,20, tai kažkaip manau, kad turėčiau atvaryti. Be antros pertraukos. Jeigu Dasoje pasikraučiau šiandien, tai būtų super. Ir dar viską užvainikuočiau dušiuku. Wow, būtų pasaka. Ne. Dušiuks ir viską užvainikuočiau Dakaro pažiūrėjimo atsigulus per teliką. O tas būtų pasaka. Nes per telefoną vairuodams ten labiau klausais, kai radijos, o nežiūri. Na, neatvažiavau. Vis dėlto teko daryti antrą pertrauką, nes ten kelius remontavo. Tai dabar į 7, bet gerai, čia ir pasikrausim soją 6 tonas. Buvau nuėjęs į kontorą dėl to pašaro paklausti rytojaus. Tai viskas jau paruošta, viskas tvarkoj. Ir rytoj 5 ryto nebuvo nieks užsibukinęs, tai dar pasikeičiau laiką. Viskas. 6 tonos dabar suvažiuos. O, apdulkėt. Važiuosim lauk. Na, tikiuosi rytoj nebus problemų su išsikrovimu su priekaba, nes dabar jau kelio atgal nebėra. Jau soja byr į mūsų kamoliuką. Visi nuvažiavo, matosi čia, tu dar turi ne tik save įtikint, kad čia turbūt taip visą laiką. Nu, neblogai, ne? Tik gaila, kad dabar jau prasidėjo ta Dakaro rama, ko aš nesu didelis mėgėjais, bet dabar tik 8 vakaro. Tai pažiūrėsim tą Dakaro ramą ir tada jau bus įrašas internete. Tada atsisuksiu, pasižiūrėsiu pirmą dalį. Žydiškai, iš antro galo pradedu žiūrėti, bet ir kaip ir. Nes paskriau tą apvažiavo, viską apsižiūrėjau rytoj, kaip kas kur važiuoti. Nu jau staigiai dušai lindavo, viskas va, po 8-5. Guliu patenkins. Švarus. Kvepiančiai patalynį, ačiū žmonai. Wow. Linkiu jums susirasti tokį žmogų irgi. Išplauta viskas, kvepia pastoviai. Šaldytuvas pilnas maisto. Pilvą numesti neįmanoma. Oi, tai va. Tokia dienelė šiandien. Pravairavom 9 valandas 15 minučių kažkur. Jeigu ne tik kelio remontai, ten apie kokį 30 km kelio remontas buvo prieš Mariestado miestą, paskui už Mariestado miestą, nu, žodžiu. Labai ilga atkarpa remontų, ten daug laiko išdegė, bet šiaip neblogų greičiau. Prognozę žiūrėjau, tai apie 10 vakaro pradės snigti ir pirmą nakties pradės smarkiai snigti, tai vienu žodžiu. Rytoj, jeigu taip kaip prognozė rodo, man atrodo, įvažiavus čia į tą sandėlį, reiks sušluoti pirmą sniegą, nusišluoti nuo stogo, kad atsidaryti liukus. Jo, rytoj nusimato ne kažką orelis, bet kaip nors. Kaip nors. Pergyvenu dėl tos sojos, bet aš neturėjau kito varianto, kaip pasikrauti. Į mašiną rytoj pasikrausiu 18,5 tonos pašarą. Tai svorio bus pakankamai daug. Tai manau, kaip nors išsilaižysim. Nu. Tai va tiek žinių. Jo, biški. Jum gal įdomiau žiemą, bet aš labiau laukiu pavasario, vasaros. Bus vis laik šviesu. Mažai to tokio galvojimo, ar įvažiuosi, ar išvažiuosi, ar nebus slidu, taip toliau. Tada tiesiog tik jau žiūri, ar tikrai gali ten važiuoti su priekaba, ar užteks vietos tam. O dabar vietos gal užtekt, bet vis tiek toks. Ir parašyti, ir skambina ūkininkas, be problemų, sako, su priekaba, bet tiek toks.
pamastėms visada ir. Tai va, tokios tokelytės hebrytė. Ačiū visiems už dėmesį. Šiandien nedariau jokių video, nes rytoj esu padaręs antradienį. Tai dabar kaip į ketvirtadienį trūks. Tai matysiu, kaip rytoj jausiuos. Jeigu ką rytoj padarysiu, o jeigu ne, tai ketvirtadienį ryte atsikėlęs padarysiu viskas. Nes noriu pailsėti. Trūkst poilsio, jeigu dar prablūdyčiai kokios 11, 12, 4 keltis biški ir sunkiai. Tai va rytoj gal, nes iš antradienį trečiadienį tiek jau tas mėgs, jau kiek bus tiek. Tiek paskutinę dieną paskui išeiginės, bet šiandien da tokį. Žiūriu, Dakaras skaitus. Tai permesiu čia akim, ką nešnekė. Paskui atsisukęs pažiūrėsiu jau normaliai. Čiau, bambinas.